Dėl šunų vedžiojimo. Aš pati iš praktikos žinau, kad ne kiekis tų aikštelių yra svarbiausias, jos yra tokios baisios, neprižiūrėtos ir apleistos, kad ten tos šunis negali paleisti, o jeigu paleidai, tai jie apsikrečia įvairiausiam lygom. Tai reikia ne tik žiūrėti kiekybę, prieinamumą tų visų vedžiojimo vietų, bet ir priežiūrą. Jos yra neapšviestos, tai labai daug problemų. Tiesiog aš pati labai daug asmeniškai su tuo susiduriu. Tai valkatanti šunis, tai čia viena tokia mažesnė problema, bet vedžiojimas yra tikrai didelė. Dėl to, kad Fejerverkai galėtų išnykti savaime, nes aš pati prisidėjau stipriai prie to, kad Vilniaus turėtų nuostabius 2 metus iš eilės dronų festivalius. Tai yra tikrai daug įdomiau ir inovatiškiau. Tai fejerverkai galėtų tiesiog nykti ir išnykti, žmonėms pradėtų suprasti. Ne visai savaigės, truputį jos palydint link išnykimo. Supratau. Ačiū. Mykolai. Tai man atrodo, reikia atsisakyti šitos fejerverkų praktikos. Apskritai, man atrodo, galime švęsti, mėgautis gyvenimu, netrikdydami kitų žmonių, negazdindami jų. Ir seniai iš tikrųjų reikėjo tą padaryti. Mano supratimu, ne tik dėl gyvūnų gerovės, bet dėl apskritai, dėl Vilniečių ramybės ir taip pat ir miesto svečių. Tai yra tokia sena rytų kultūros praktika, kurią tikrai išgyvendinsim ir nedelsint. Dėl nevyriausybinio organizacijų, man atrodo, irgi yra labai svarbu pabrėžti, kad nevyriausybinės organizacijos, ar tai būtų besirūpinant gyvūnų gerovę, ar tai vykdant kitas labai svarbias socialinės, net ir kartais teikiant viešasias paslaugas, jos atlieka funkciją daug empatiškiau ir efektyviau, nes jos dirba su mažiau biurokratinių kliūčių, jų kolektyvai yra šiltesni, mažiau hierarchijos, mažiau struktūros ir todėl apskritai didelę dalį savivaldybės paslaugų turime perduoti finansuodami nevyriausybinės organizacijas. Ta darė centro dešinės valdoma miesto administracija nepakankamai, kažkodėl vis tik mylėjo biudžetinės įstaigas ir nepasitikėjo nevyriausybinėm organizacijom. Mano supratimu, tą dalyką ir tą tendenciją reikia pakeisti. Ir trečias momentas dėl erdvių įrengimo. Tai aš nesutikčiau su gerbiama kolegė, kad kiekis nėra klausimas ir nėra aspektas, mano supratimu, ir kokybė, ir kiekis yra svarbu ir turi būti įrengta pakankamai jų, taip jau galima būtų vedžioti saugiai, būtų galima treniruoti ir rūpinti savo augintiniais. Ačiū, Mykolai, ačiū, kad spėjate visus 3 klausimus atsakyti jums skirtų laiku. Prašau, Valdai. Tai mano nuomonė, miestas jau dabar investuoja į beglobių namų priežiūrą, veterinarinių paslaugų suteikimą. Kaip tik vasario mėnesį savivaldybės įmonė Grinda, kuri turi šitą funkciją, pradėjo statyti Liudo Girios gatvėje naują gyvūnų prieglaudą, tiksliau ją rekonstruoti ir investuojami daugiau negu 2 milijonai eurų lėšų ir iš tikrųjų tos sąlygos pagerės. Bet aišku, mes turim kalbėti pirmiausiai apie kultūrą ir suteikti žmonėm paslaugas nemokamas, pavyzdžiui, gyvūnų sterilizacijai. Tai šita paslauga yra teikiama, gal yra nepakankamai išdėstyta tinkle miesto žemėlapį, galbūt iš tikrųjų galėtume remtis daugiau ir NVO sektoriumi, bet kalbėti apie tai iš tikrųjų reikia. Tai link to einame. Dabar dėl aikštelių, ar ne? Tai šiuo atveju miestas yra tankinamas, yra statomi nauji kvartalai ir čia yra jau mūsų projektų klausimas. Mes iš tikrųjų tvirtindami ypač kvartalinius projektus, turime numatyti, kad šalia tokių elementarių dalykų, kaip vaikų žaidimo aikštelės, sporto aikštelės, turėtų atsirasti ir gyvūnų vedžiojimo aikštelės. Tas yra daroma, tokia tendencija yra ir, man atrodo, ją reikės plėsti. Na ir paskutinis klausimas dėl fejerverkų. Iš tikrųjų, miestas jau keli metai pats viešųjų savo miesto švenčių laikų nebeperka ir nebenaudoja fejerverkų. Bet mes matom, naujųjų metų naktį, kas dedasi Vilniui. Nereikia nei miesto, Vilniečiai piškina iš parduotuvių prisipirkę fejerverkus pilnu tempu. Tai čia matyti reikia kalbėti apie prekybos draudimą, jeigu mes norim neturėti. O jūs draustumėt prekybą fejerverkų? Aš pagalvočiau rimtai, kad reikėtų drausti. Dėkui. Artūrai? Įstatymus reikėtų pakeisti. Savivaldybė negalėtų uždrausti B ir C kategorijos fejerverkų, nes čia dėja įstatymų leidėjas yra ir plus ES teisė. Tai manau, kad tai nerealus pažadas.
Na, o kalbant apie gyvūnus Vilniaus mieste, tai, sakyčiau, Vilnius čia tikrai yra europinis miestas, nes gatvėse valkataujančių gyvūnų mes praktiškai neturim. Ir tai ilgametis pasiekimas skirtingų be abejo kadencijų, kada buvo vykdoma sterilizacijos programa, kada buvo skatinamas nevyriausybinis sektorius, kuris padarė tikrai didžiulį darbą. Ir šiandien iš tikrųjų daug kas paima iš ir šuniuką, ir kačiuką į namus, tuos, kurie, sakykime, neturi šeimininkų. Valdas Benkunskas paminėjo rekonstrukciją ir rengimą naujų namų mūsų šuniukams, kačiukams Grindos teritorijoje. Aišku, dėl samatos 2 milijonų eurų reikėtų pasižiūrėti ir pasiginčyti, ar iš tikrųjų reikėjo 2 milijonus išleisti. Bet čia, aš sakyčiau, yra daugiau ar mažiau Vilnius civilizuotas miestas. O dėl šunų arba šunų aikštelių, tai tikrai pirmiausia sutvarkyčiau tas, kurios buvo įsteigtos mano laikotarpiu arba kitų miesto merų, jos tikrai sutikčiau su egle yra apleistos. Plius gyventojai dažnai pakalba ir pasako, kad reikia net ir sportavimo aikštelių šunims, tai tą tikrai galima būtų įrengti. Na, o baigiant fejerverkais, tai šiandien aš irgi nesu šalininkas fejerverkų, bet pavyzdžiui, naujųjų metų naktį, valstybinių švenčių dienomis būtų galima, sutarus su vilniečiais tam tikrą skaičių švenčių, turėti fejerverkus, juolab, kad šiandien yra ir be garso, ir mažai kenksmingi arba praktiškai nekenksmingi aplinkai. Tai yra naujų technologijų ir sprendimų. Taip, ačiū ir Tomai. Nuo 2015 metų Vilniaus miesto savivaldybės požiūris į beglobius keturkojus gyvūnus pasikeitė fundamentaliai. Jei anksčiau absoliuti dauguma beglobių gyvūnų būdavo užmigdoma, dabar savivaldybė teikia tiek sterilizacijos, tiek ir veterinarijos priežiūros paslaugas. Ir man atrodo, šitas pokytis yra labai sveikintinas. Kalbant apie nevyriausybinio organizacijų veiklą įstraukimą į beglobių gyvūnų priežiūrą, tai savivaldybė šiuo metu finansuoja tokių organizacijų veiklą, išlaidos kompensuojamos iki 5 000 eurų per metus. Manau, kad